Vienas tragiškiausių pėdsakų Lietuvos istorijoje yra 1940–41 metai. Sovietiniai okupantai ir vietiniai kolaborantai naikino viską, kas Lietuvos valstybės buvo sukurta. Lietuvių tautos kultūra, švietimas, ūkis atsidūrė komunistinės ideologijos gniaužtuose. Vietinių kolaborantų nebuvo daug, bet su okupantų parama suėmė visus valdžios ir prievartos svertus, jie galėjo jėga vykdyti Maskvos planus. Lietuvos piliečių dauguma labai greitai patyrė valstybingumo netekimo padarinius ir priešinosi okupaciniai politikai. Tačiau dalis visuomenės prisitaikė prie režimo arba prisidėjo prie nusikalstamos politikos įgyvendinimo. Lietuvos komunistų partija, ypač jos vadovybė, labiausiai pasitarnavo okupaciniam režimui. Būtent komunistų partijos vadovai dalyvavo priimant sprendimus dėl Lietuvos gyventojų trėmimo. Patys organizavo ir vykdė trėmimų akcijas. Aukščiausiai komunistų partijos vadovybė Maskvoje ir Kaune priėmus sprendimus, NKVD organizavo teroro akcijas, persekiojimą, areštus, deportacijas bei žudynes. Tačiau dalis visuomenės priešinosi komunistų režimui ir tie, kurie papuolė į NKVD rankas, dažnai atsidurdavo tragiškoje padėtyje. Juos suimdavo be teismo, kaltindami antisovietinę veiklą ar liaudies priešų bendrininkavimu. Sulaikyti buvo žiauriai tardomi, priversti pasirašyti iš anksto parengtus prisipažinimus, o daugelis jų buvo sušaudyti arba ištremti į Sovietų Sąjungos gilumą, dažnai be teisės grįžti. Tie, kurie buvo vežami į lagerius ar tremties vietas, kelionėse patyrė nežmoniškas sąlygas, perpildyti vagonai, trūkumas oro, maisto ir vandens tapo mirties vagonais. Šiame pasakojime jūs sužinosite, kas vyko pirmosiomis dienomis Lietuvoje užpuolus Vokietijai Sovietų Sąjungą, kiek Lietuvos kalėjimuose buvo nukankinta ir nužudyta Lietuvos piliečių ir kas nutiko tiems, kuriuos išsigabeno į Sovietų Sąjungos gilumą. Sužinosite, kiek kalinių buvo išlaisvinta Vilniaus geležinkelio stotyje ir kodėl dauguma lietuvių pateko į Červenės mirties kelią. Daugybė Lietuvos gyventojų birželio 14 dieną ištrėmė į Sibirą. Teroro vykdytojai nenurimo. Jie sudarinėjo naujus aukų sąrašus. Pirmiausiai į sąrašus būtų patekę Šiaulių divizijos kariai, nes jie buvo traktuojami kaip antisovietiniai elementai. Buvo ruošiamasi naujiems masiniams suėmimams. Lietuvos NKVD kalėjimų viršininko pavaduotojas Čečevas numatė greta jau kalinamų apie 6000 žmonių papildomai į kalėjimus uždaryti dar apie 14 000 žmonių. Okupantai jau turėjo Lietuvos piliečių ir lietuvių tautos nuoseklius naikinimo planus, bet prasidėjęs karas tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sovietiniams okupantams sutrukdė įgyvendinti juos. Dar iki prasidedant karui daug žmonių, kurie prarado savo artimuosius, buvo įsitikinę, kad daugiau niekada jų nebepamatys. Pasimetimas, pyktis, neapykanta ir keršto troškimas tuo metu buvo stipriai užvaldę didelę dalį lietuviškos visuomenės. Vokietijos kariai žaibiškai veržėsi per Lietuvą, todėl NKVD iš karto susirūpino savo nusikaltimų slėpimu, o ypač kalinių ir archyvų užgabenimu. Labiausiai tuo rūpinosi Lietuvos NKGB tardymo skyriaus viršininkas Rožauskas, kuris su savo pagalbininkais itin pasižymėjo persekiojant ir kankinant lietuvius, kurie buvo kalinami. Apie Rožauską esu pasakojęs kitame vaizdo įraše, kuris yra sukurtas tokiu pavadinimu apie Lietuvos tautos naikinimą 1940–41 metais. Šis tardymo skyriaus viršininkas kankino mūsų tautos vyrus ir moteris ir jam pavyko išvengti atsakomybės. Apie 1983 metus jis išvyko į Maskvą, vėliau mėtydamas pėdas tikėtina į Izraelį, kur nuo seno gyveno visa jo šeima ir artimieji.
Jis girdavosi, kad išplėšė kalinių prisipažinimus. Ne įsiaiškina kaip koks operatyvininkas, bet išplėšė iš žmonių ir kokiais būdais taip galima padaryti. Žinoma, tik kankinimais. Birželio 22 dienos rytą Rožauskas iš vidaus reikalų liaudies komisaro sužinojo, kad evakuoti kalinius patikėta Čečevui. Tam pačiam, kuris dar prieš kelias dienas planavo labai daug lietuvių sukišti į kalėjimus. Jis ir sudarinėjo kalinių evakavimo planus, bet greitai, keičiantis situacijai frontuose, evakavimo planai nebeteko prasmės ir buvo numatytas kitas planas. Ir tas planas – masinės kalinių žudynės. Visiška laisvė buvo suteikta vietinėms NKVD įstaigoms. NKVD darbuotojai sušaudymą laikė kalinių evakavimo būdu, pavadintų dar ir evakuacija pagal 1 kategoriją. Atkreipkite dėmesį, visada teroras vengia savo nusikaltimus įvardinti tikrai žodžiais. Masinius žudymus pakeičia tokiomis formuluotėmis kaip galutinis sprendimas ar evakuacija pagal 1 kategoriją ir kitais. Lietuvoje kalėjo apie 6000 žmonių. Jau 1 karo dieną Černyšovas, vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojas, įsakė išvežti tik 1900 kalinių. Kiti turėjo būti arba paleisti, daugiausiai kriminaliniai kaliniai, o politiniai kaliniai sušaudyti. Tai patvirtina organizatorių pranešimas Berijai, kuriame siūloma leisti vietiniams NKVD skyriams problemą išspręsti taip. 1. Į užnugarį išvežti tik tardomus kalinius. 2. Moteris su vaikais, nepilnamečius, visokiausius banditus ir vagis paleisti. 3. Visiems kitiems kaliniams, taip pat ir dezertyrams, taikyti aukščiausią bausmę – sušaudymą. Dar negavęs nurodymo iš Maskvos, Rožauskas kreipėsi į savo viršininką Bykovą ir pasiūlė, neturint galimybių evakuoti kalinių iš Kauno kalėjimo, išskirti iš jų pavojingiausius ir prieš atsitraukiant sušaudyti. Tokių kalinių Rožausko skaičiavimais buvo apie 400. Jau 1 karo dieną iš Kauno pradėjo bėgti aukščiausi sovietų valdžios pareigūnai, o naktį išvyko ir NKVD vadovybė, kurios žinioje buvo kalėjimai. Kartu įsigabeno kelius šimtus kalinių, kelias dešimtis iš jų sušaudė pakeliui į užnugarį. Vilniaus geležinkelio prekių stotyje NKVD konvojaus kariai žmonės sugrūdo į vagonus. Buvo formuojamas ešalonas, kuriuo norėta išgabenti 1700 kalinių suvežtų iš visų Lietuvos kalėjimų. Iš pradžių ešalonui vadovavo vyrleitenantas Džiečkovas, bet po aviacijos antskrydžio ir kai mieste suaktyvėjo lietuvių sukilėliai, įsikandęs Džiečkovas su visa apsauga pabėgo. Prisidengęs Raudonojo kryžiaus ženklų išvažiavo sanitariniu traukiniu ir saugoti ešaloną liko tik 4 sargybiniai. Vilniaus stotyje garvežio mašinistas taip pat pabėgo. Sargybiniai, grasindami ginklais, privertė stoties budėtoją sėsti į jo vietą ir važiuoti iš stoties. Juk niekas į sargybinių nemokėjo valdyti traukinio garvežio, todėl ir ieškojo bet kokio žmogaus, kuris galėtų tiesiog tą traukinį išgabenti už Lietuvos ribų. Tuo metu geležinkelininkai, paprasti Lietuvos darbuotojai, sąmoningai atkabino dalį vagonų, taip atskirdami didžiąją kalinių grupę nuo traukinio. Dėl atkabinimo dalis vagonų liko Vilniuje. Juose buvo apie 500 kalinių, kurie pasinaudoję sumaištimi išsilaisvino. Liudininkai pasakoja, kad kai kurie išbėgo dar prie stoties, kiti išlaužę vagonų duris bėgo. Dalis buvo nušauti, bet daugeliui pavyko pasprukti į miestą. Tik 4 NKVD sargybiniai saugo visą ešaloną. Ir kaip gaila, kad lietuvių sukilėliai, kurie jau Vilniuje bruzdėjo, nespėjo viso šio traukinio išvaduoti. Tiek daug žmonių nebūtų patyrę didžiulių kančių, kurios buvo nežmoniškos. NKVDistams pavyko išvežti dalį ešalono. Jame buvo 648 kaliniai, Lietuvos piliečiai. Tai, kas jų laukė, buvo tikras pragaras. Pakeliui mirė 2 kaliniai, tai prašoma NKVD dokumentuose, tačiau tikrovė buvo kur kas baisesnė. Šiuo ešalonu buvo išgabenti ir 16 grandinėmis surakintų Lietuvos aktyvistų fronto štabo organizatorių. Grįžęs iš lagerio vienas jų, Vincas Nasevičius, papasakojo apie sargybinių žiaurumą.
baisią neapykantą kaliniams, kuriuos tyčiodamiesi žemindavo ir niekindavo. Kelionės metu kaliniams nedavė gerti 3-4 paras, visi nusilpo, žmonės šlapinosi savo ant pirštų ir braukė per lūpas. Trūko ne tik vandens, bet ir oro. Apie maistą ir kalbos nebuvo. Daug žmonių mirė. 2 lenkų karininkai išprotėjo. Po kelių parų privažiavus raistą traukinys sustojo ir visiems davė atsigerti. Kiek laiko žmogus gali išbūti be vandens? 3-4 paras, 6. Medicinoje užfiksuota, kad gali iki 6 parų, bet pažeidimai būna negrįžtami. Čia žmonės išbuvo 3-4 paras. Įsivaizduokit, ką reiškia negerti visą parą ar 2 paras, o 3-4. Kokia turėjo būti kančia? Būti uždarytam tam vagone ir negauti atsigerti. Tu gali būti nevalgęs. Viskas yra gerai, galima iškęsti. Ir savaitę nevalgius ir daugiau. Bet be vandens jau po paros prasideda labai rimtos problemos. Inkstai būna praktiškai sustoję. Ūminis inkstų nepakankamumas. Kraujo plazmos tūris būna kritęs, todėl širdis dirba ant ribos. Kepenys pradeda nekrozės procesus, nes trūksta kraujo ir deguonies. Druskų balansas būna sutrikęs, kas gali sukelti aritmijas, traukulius ar net širdies sustojimą. Tokie procesai ypač tikėtini karštame uždarame vagone, kur prakaitavimas, šlapinimasis ir kvėpavimas labai greitai sekina skysčių atsargas. Iš viso iš Lietuvos buvo išvežta 1363 kaliniai. Visi šie žmonės buvo pasmerkti lėtai mirčiai nuo alinančio darbo sovietiniuose lageriuose. Likusių kalėjimuose kalinių likimas buvo dvejopas. Vieni išsivadavo, kiti buvo išžudyti. Kalinio statusas nuteistas ar tik tardomas neturėjo jokios reikšmės. Likusių kalinių Lietuvoje, kurie nebuvo išvežti, laukė žiaurus susidorojimas. Ne tik, kad nužudant, sušaudžius, bet dar ir prieš mirtį kankinant, kokia didelė turėjo būti neapykanta Lietuvos piliečiams. Okupantai mūsų labai nekentė. Jie tyčiojosi, žemino, spardė, smaugė, daužė lazdomis, pjaustė kūno dalis. Net kaip kurioms aukoms vinys buvo įkalamos į galvą, esant dar gyviems kaliniams. NKVD pareigūnai ir vietos saugumiečiai prieš sušaudymą ar nužudymą žiauriai kankino Telšių ir kitų kalėjimų kalinius. Glatkovas savo ataskaitose užsiminė tik apie 15 Panevėžyje, 4 Zarasuose ir 15 mirtininkų iš Kauno kalėjimo sušaudymą evakuacijos metu. Apie Pravieniškių ar Rainių žudynės NKVD dokumentuose nėra nė užuominos. Tik likę gyvi kaliniai galėjo paliudyti NKVD darbuotojų ir vietinių kolaborantų, tai yra Lietuvos piliečių, kurie prisidėjo prie okupantų žvėriškumą, kas yra įrodoma ir ekshumavusių kūnus. Apie tai, kokie kankinimai vyko Lietuvos kalėjimuose, papasakosiu atskirai. Dabar sužinokime, kas atsitiko su tais kaliniais, kurie buvo išgabenti iš Kauno ir kitų kalėjimų ir kurie nepapuolė į evakuojamąjį kalinių traukinį. Iš Kauno kalėjimo birželio 23 dienos naktį buvo išvežta apie 100 kalinių. Juos nugabeno į Minsko kalėjimą. Iš Kauno kalėjimo buvo išvežtas ir vienas iš Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų – Kazimieras Bizauskas. Jis Minsko kalėjimo nepasiekė. Su keletu kitų kalinių jis atsidūrė netoli Bigosovo geležinkelio stoties ir buvo sušaudytas. Birželio 25 dieną visi kiti kaliniai buvo išvaryti iš Minsko kalėjimo kartu su kitais 2000 kalinių. Apie šiuos kalinius parašyta tik keletas eilučių. Iš Minsko išvesti pėsčiomis 2000 kalinių, kurie atvesti į Červenį, kur apie 500 kalinių išvyko pagal pirmąją kategoriją, tai yra buvo sušaudyti. Politiniai ir kriminaliniai kaliniai, lenkai, lietuviai ir ukrainiečiai buvo varomi iš Minsko Mogiliovo link. Dėl kaitros ir nuovargio silpnesni pradėjo atsilikti. Kiti visai negalėjo toliau eiti. Komisarai juos 2 pistoletų šūviais į pakaušį nušaudavo, rašė savo atsiminimuose. Toje mirties kolonoje ėjęs pulkininkas Juozas Tumas.
Nelaimingų, pavargusių žmonių šaudymai tęsiasi visą laiką iki pat Červenės. Žygio metu NKVDistai išžudė apie 600 žmonių. Lietuvos kalinių grupė, negalinčius paeiti tautiečius, pulkininkus Petruitį, Giedraitį, Šarauską, buvusį saugumo darbuotoją Lašą ir kitus pakaitomis nešė arba vedė už parankių. Birželio 26 dieną kaliniai toliau buvo varomi be maisto ir vandens. Dabar NKVDistai šaudė ne tik nusilpusius kalinius. Sargybiniai pasivedė į šalį buvusį saugumo valdininką Zdanavičių ir Kauno miesto savivaldybės tarnautoją Bikiną ir nužudė 2 šūviais į pakaušį. Pulkininko Tumo liudijimu, kiek vėliau tame pačiame miške NKVD įsakė visoms nešioms moterims išeiti iš voros į dešinę plento pusę. Po 15 minučių girdėjome salves iš automatų. Birželio 26 dieną gerokai sumažėjusi kalinių kolona buvo suvaryta į Červenės kalėjimą. Kaliniai nežinojo, kad tuo metu Baltarusijos NKVD kalėjimų viršininkas Stepanovas sprendė jų likimą. Stepanovas prašė iš Maskvos viršininkų suteikti vagonų kalinių evakuacijai, bet buvo pasiūlyta kalinius evakuoti pėsčiomis. Tuo metu Červenės kalėjime NKVD sumažino kalinių skaičių. Buvo išvesti kriminaliniai nusikaltėliai, kurie įsirašė savanoriais į Raudonąją armiją. Kiti turėjo laukti galutinio sprendimo. Netrukus iš Maskvos buvo gauta telegrama. 400 palikti Červenėje, kitus išsiųsti sunkvežimiais į Mogiliovą. Tai jau buvo nuosprendis. Tų 400 kalinių problema turėjo būti sprendžiama nedelsiant. Naktį kalinius padalino į 2 grupės. Kadangi po vokiečių antskrydžio buvo sunaikinti Minsko kalėjimo raštinėje buvę dokumentai, visi kaliniai apklausti vietoje ir paskirstyti. Daug lietuvių pateko į tą 400 kalinių, kuriuos buvo numatyta likviduoti grupę. Mirčiai pasmerktų kalinių grupę išvarė iš Červenės kalėjimo Bodruisko link. Išėjus iš miesto, koloną lydėję NKVD pradėjo šaudyti atsiliekančius kalinius, o paskui pamiškėje buvo surengtos visų kalinių žudynės. Tarp suimtųjų buvo ne tik lietuviai, bet ir Lenkų ginkluotosios kovos sąjungos nariai, suimti Vilniuje ir Kaune. Trečdalis suimtųjų buvo moterys, kai kurios jų su mažais vaikais, bijodami pakliūti į nelaisvę sparčiai artėjantiems Wehrmachto daliniams, NKVDistai naktį iš birželio 26 į 27 nusprendė kalinius sušaudyti miške prie Červenės, apie 70 km nuo Minsko. Anot Červenės siaubą išgyvenusio pulkininko Juozo Tumo, Červenės žygio metu NKVDistai galėjo nužudyti apie 500–600 žmonių. Manoma, kad iš to žmonių grupės išvežtos iš Kauno kalėjimo įsigelbėti galėjo mažiausiai pusšimtis. Kai kurie vėliau pateikė išsamius liudijimus, parašė knygas, todėl Červenės žudynės yra vienos geriausiai paliudytų sovietinio režimo nusikaltimų prieš Lietuvos gyventojus. 3 žingsnių atstume nuo mūsų sutratėjo kulkosvaidžiai bei šautuvai. Kas bandė bėgti, buvo nukirstas čia pat vietoje, rašė likęs gyvas pulkininkas Petruitis. Sužeistieji buvo pribaigiami šūvių į galvą. Tarp nužudytųjų buvo pulkininkai Balys Giedraitis, Juozas Šarauskas, Steponas Rusteika ir 10 kitų žymių lietuvių veikėjų ar paprastų ūkininkų, darbininkų ar tarnautojų. Šis kalinių žudymas tai buvo tik vienas iš daugelio epizodų. Žudė visur – Ukrainoje, Gudijoje, žudė tūkstančiais. Pirmosios karo dienos netgi paprastiems Lietuvos gyventojams, kurie nebuvo niekaip susiję su partizanais ar sukilimo dalyviais, buvo labai rizikingos. Surastas šaulio ženklas, iškabinta tautinė vėliava ar pasiklausimas radijo tapdavo pagrindu paskelbti mirties nuosprendį. Traukdamiesi, sovietų kariai daug gyventojų nužudė, vien norėdami pagrobti dviračius, arklius, drabužius, maistą. Vis dėlto dauguma žmonių buvo nužudyti pagal tiesioginį nurodymą, kaip nelojalūs ar priešiški sovietų valdžiai asmenys. Kitose Lietuvos vietose nedidelės kalinių grupės buvo žudomos kartu su civiliais gyventojais.
Savo iniciatyvą tai darė ne tik NKVD ar sovietų kariai, bet ir partiniai aktyvistai. Po 14 žmonių nužudyta kiekvienoje Lietuvos apskrityje vien tik įtarus, kad jie rėmė partizanus arba pagal komunistų skundus. Atskirai reikėtų paminėti keletą žudynių, kurios mažai skiriasi nuo Rainių akcijos. Vienur pirmosiomis karo dienomis suimti žmonės buvo tiesiog žudomi, kitur kuo žiauriausiai kankinami. Birželio 25 dieną Mažeikių apskrities Sedos miestelio komunistai sovietų karių padedami kankino 14 tą dieną suimtų lietuvių. Tos pačios dienos vakare iš Sedos juos nuvežė Rupeikių kaimo link. Visi buvo kankinti ir nužudyti kaip prijaučiantys partizanams. Mėgindami ginti gyventojus ir jų turtą, žuvo nemažai partizanų. Ypač žiauriai raudonasis teroras siautėjo ten, kur ėjo pagrindiniai Raudonosios armijos dalinių pasitraukimo keliai. Tai buvo Kaunas, Ukmergė, Utena, Zarasai, Panevėžys, Rokiškis. 1941 m. birželio 23 dieną, 3 val. Nakties iš Kauno pabėgusių kolaborantų vadovų kolona jau buvo Utenoje. Ją saugojo Guzevičiaus vadovaujamas NKVD pulkas. Prieš palikdamas Lietuvos teritoriją, šis pulkas kartu su sovietiniais aktyvistais birželio 23-24 dieną įvykdė karinės baudžiamasias operacijas Ukmergės, Utenos ir Zarasų apskrityse. Ukmergės kalėjimo kaliniai išsilaisvino dar birželio 23 dieną. Besitraukdami NKVDistai sugavo tik 7 kalinius. Kartu su birželio 22 dieną suimtų ūkininkų iš Širvintų jie buvo nuvežti iš Zarasų ir prie Zarasų Daugpilio plento alėjos miške birželio 24 dieną nužudyti. Zarasuose areštuoti, uždaryti politiniai kaliniai buvo irgi nužudyti. Birželio 24 dieną NKVDistai iš Zarasų pabėgo, bet kitą dieną grįžo ir dar aršiau siautėjo, nužudė dar 6 žmonės, tarp jų ir buvusi politinį kalinį Chmieliauską. Baisios žudynės buvo Panevėžyje. Sušaudyta 19 žmonių netoli Panevėžio cukraus fabriko. Rainių žudynės. Tai, kas vyko Telšių kalėjime, o paskui Rainių miškelyje, yra sunkiai suvokiama protu. Apie tai, manau, būtina sukurti atskirą vaizdo epizodą. Tokius atvejus vykusius visoje Lietuvoje galima vardinti ir vardinti. Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, komunistai pasinaudojo tuo, kad prasidėjo karas ir naikino kitokių pažiūrų žmonės, buvusius lietuviškų tautinių organizacijų narius. Kas laukia lietuvių ir Lietuvos, jei Raudonoji armija būtų ilgiau išsilaikiusi okupuotoje Lietuvoje, parodė Estijos pavyzdys, kur beveik visi kaliniai buvo išvežti lėtai mirčiai į Sovietų Sąjungos lagerius, kiti buvo išžudyti. Tai baigėsi paskutinė ir pati kraupiausia sovietinės okupacijos savaitė. Palikę apie 1100 nužudytų, neskaičiuojant žuvusių partizanų, Lietuvos gyventojų. Vieni okupantai užleido vietą kitiems, pasikeitė teroro ideologija, bet okupuotos Lietuvos piliečiai tebebuvo naikinami ir toliau. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo, ačiū tiems, kurie remiate tokius vaizdo įrašus. Atsisveikinu su jumis iki sekančio karto. Būkite sveiki. Iki.